Labą dieną dar kartą. Šitam ketvirtam pavyzdyje mes panagrinėsim, kaip galima tekstinę eilutę paversti į skaičių. Tarkim, turim keturias tokias eilutės. Ir čia pas mus parašyta eilutė 1, 2, 3, 4, 5. Čia, aišku, nėra skaičius ir šitą reikia gerai suprasti. Čia yra tiesiog tekstas, kuriame yra simboliai 1, 2, 3, 4, 5. Analogiškai čia yra tekstas, kuris yra -1, 5, taip. Čia tekstas 123.25 ir čia 123 labas. Tai dabar čia iš 11-14 eilutės mes galim matyti, kaip galima paversti šitos tekstus į jau tikrus skaičius, į tikras skaitinės reikšmes. 11 eilutė mes turim SK1, int nuo eilutė 1 parašyta. Tai reiškia, kad mes įmam tekstą, kuris yra eilutė 1 ir bandom jį paversti į skaičių. Angliškesnis žodis yra konvertuoti. Taip, pabandom konvertuoti eilutę 1 į skaičių 1, SK1. Tas pats 12, 13 ir 14 eilutėse. Ir paskui mes štai čia spausdinam atitinkamas reikšmes. Dabar, jeigu netyčia mūsų eilutė neatrodo pilnai kaip skaičius, kaip čia va šitą eilutę Z pavadinta, taip, tai pas mus paverčiant į tokią eilutę į skaičių gausis klaida, vykdymo klaida. Ir štai čia, jeigu aš paleisiu šitą kodą, kodas gerai suveikė iki šitos vietos, o šitoj vietoje ponas Pythonas jau pasakė, kad yra problemas konvertuojant šitą teksto eilutę į sveiką skaičių. Taip, čia jau int pas mus nesuveikė. Kodėl nesuveikė? Todėl, kad pas mus buvo jau neskaitinių ženklų. Galima atlikinėti kitą veiksmą, iš skaičių gauti atitinkamą tekstinę reikšmę ir šitam šeštam pavyzdį mes matom, kaip tai galim padaryti. Čia pas mus yra SK1, SK2, tiesiog skaičiai. Pirmas yra sveikasis, antras yra realusis, float. O toliau 10 eilutėje aš paverčiu SK1 į teksto eilutę ir 12 eilutėje SK2 į teksto eilutę. Ir paskui atspausdinu jų tipus. Taip, ne pačias reikšmes, o jų tipus, o type SK1 ir paskui type AL1. Ir dabar labai gerai matosi, kad SK1 pas mus yra int tipo. Tai yra sveikas skaičius, o AL1 po tokio konvertavimo gavosi jau tekstinė reikšmė. Ir analogiškai su SK2 pas mus. Taip. Na ir dabar paskutinis pavyzdys iš šito filmuko. Tai kaip galima įvesti tekstinę eilutę iš klaviatūros. Tekstinę eilutę iš klaviatūros įvedame žymiai paprasčiau negu skaičius. Tai darosi tiesiog labai paprastai. Mes galim parašyti kintamąjį vardą, lygų ir paskui parašyti, iškviesti funkciją input su kokia nors tekstinė reikšme ir tokiu būdu pas mus galima bus įvesti reikšmes. Taip. Nu, o čia paleiskim šitą kodą. Čia prašo įvesti kokią nors vardą. Tai koks nors vardenis pas mus. Ir čia kokią nors pavardę pavardenis. Taip. Ir dabar mes matom, kad Pythonas mums parašė, kad tu įvedei vardenis, pavardenis. Taip. Ir čia mes jau galim šitą filmuką užbaigti. Kitam filmukė mes panagrinėkim jau keletą praktiškų tokių pavyzdžių, kur galima
panaudoti tas žinias, kurias mes sužinojame iš prieš tai buvusių filmukų. Kol kas ačiū uždėmesi.